aš užaugau iš tiesų prie upės, prie Neries upės ir upė nuo pat vaikystės man yra toks vandens šaltinis. Ir čia aš pradėjau žvejoti, išmokau pažinti gamtą, tai na, upė man viskas. Iš tikrųjų, tas vanduo upėje, jis turi būti tekantis, turi tekėti. Kone didžiausias Lietuvos upių išskirtinumas ir yra tas laisvas migracijos kelias, jeigu jį taip galima įvardinti. Turbūt dėl to turime Lietuvoje pačias didžiausias pasaulyje Atlanto lašišas, nes čia ilgiausias jų migracijos kelias, norėdamos patekti iš Baltijos jūros į Neries upės aukštupį per jos intakus, na jau dabar Baltarusijos teritorijos turi veik daugiau nei 500 km. Tam, kad tokį ilgą kelią praplauktų, jos, žinoma, privalo prikaupti daug maistinių medžiagų, dėl to tokios didžiulės ir užauga mūsų regione. Tai tuo galim pasidžiaugti. Ir tai yra išskirtinumas. Neries upė tikrai didelė, ilga, per visą kelią neturinti nei vienos patvankos iki pat Vileikos Baltarusijoje, tai tie 500 km yra nuostabus laisvos upės kelias. Na, aš mintimis bandau peržvelgti Europos upės, kiek kažko panašaus turime, tai tokio dydžio upių turbūt kelias turim Skandinavijoje, dar kelias Europoje, na, maksimum 5. Deja, Nemunas, nors ir yra didžiausia Lietuvos upė, jis yra fragmentuotas, suskaidytas. Kauno hidroelektrinė, aukščiau Baltarusijos teritorijoje esanti Gardino hidroelektrinė, na ir patvankos, jos upę padalino į tokias ženkliai besiskiriančias dalis. Ir jeigu bendraja prasme šnekėti, kad patvanka uždaro migracijos kelią, visgi tai nėra didžiausia blogybė. Patvanka upę paverčia stovinčių vandens telkiniu arba, na, grubiai tariant, visiškai pakeičia jo hidrologiją. Tiek žemiau patvankos, tiek aukščiau patvankos upė tampa nebe upe, o žmogaus paveiktų vandens telkiniu, kuris aukščiau patvankos iš sraunumų tampa į uždumblėjusį prūdą pavirsta, žemiau patvankos veikiamas nuolat besikeičiančios srovės tampa nebetinkamas anksčiau čia gyvenusiom rūšim. Čia toks geriausias pavyzdys turbūt su lašiša. Jai neršti reikalingas srauni upės atkarpa, kur yra kietas gruntas. Jeigu mes užtvankoj padarome skylę, padarom tinkamą jai kelią užlipti laiptukais, keltuvu, na, tų būdų perkelti žuvį iš žemutinės dalies į viršutinę tikrai atsiranda daug ir net žvejus galime darbinti, kad jie perneša tą upę. Pagrindinė problema, kad ta žuvis nebeturės ten ką daryti. Ten nebėra sraunumos, ten yra uždumblėjęs, sedimentacijos procesų paskatintas dumblo prūdas, kuriame ta žuvis neturės ką veikti. Čia kalbam ne apie migracijos kelio uždarimą, apie buveinės esančios aukščiau sunaikinimą, pakeitimą. Tai žuvis lieka, tačiau ką daryti perlipus užtvanką ji nebeturi. Iš tiesų didžiausias poveikis upėm ir buvo daromas tuo metu, kai, na taip, galima sakyti, 20-ojo amžiaus pradžia, mūsų toks naujas civilizacijos žingsnis, siekiant pavergti bendrai turbūt gamtinės sistemas, tuo pačiu įdarbinti vandenį, upes, tiek teritorijų drėkinimui, laistymui, tiek elektros gamybai. Bet turbūt visiškai buvo nekreipiama dėmesio, kokia bus to ekologinė pasekmė. Tai dėja, tą tokį presingą patyrė ir Lietuvos upės. Vidurio Lietuvos upės tapo pritaikytos žemdirbystei, jų vagos ištiesintos, kad netrukdytų dirbamiem laukam, dalis upių nukreipta į drėkinimo kanalus, na, nusausintos pelkės. Toks požiūris grinai išnaudoti visą teritoriją ir upės atrodė, kad mums trukdė. Ten, kurios netrukdė, buvo paverstos patvankomis ir hidroelektrinėmis, kad gamintų nedidelį kiekį elektros energijos. Na, ta dalis man apskritai atrodo juokinga. Seno Golfo variklio galios hidroelektrinė, kuri patvenkė visai nemažą upę, sunaikindama visą ten esančią gyvybę. Man tas nesuvokiama bendrai paėmus. Gražesnis, turbūt šviesesnis mūsų upė etapas buvo mums stojant į Europos Sąjungą, tie įsipareigojimai, kokią ekologinę būklę turėtume pasiekti, kaip saugoti savo vandenis. Tai vienas iš įsipareigojimų buvo fosforo valymas iš nuotekų leistuvų, miestų pramonės įmonių, na, bendrai žemės ūkio kažkiek suvaldymas. Tai tie įsipareigojimai lėmė staigų vandens būklės gerėjimą. Tuo tikrai galime pasidžiaugti. Jeigu bendraja prasme kalbėtume apie Lietuvos upių
švarą tokią, kiek jos yra taršios, kiek paveiktos tiesiogiai žmogaus veiklos, tai turbūt pasidžiaugti kuo nelabai yra. Dalis upių yra kanalizuotos, stipriai paveiktos žmogaus veiklos ar melioracijos metu, ar lyginant jų vagas. Na, neatmesime ir tai, kad dalis upių yra užterštos cheminėmis medžiagomis dėl vykdytų didelių pramoninių objektų veiklos ir panašiai. Visgi bendra pasklidoji tarša būtų ženkliausias poveikis upėm, tai būtent žemės ūkio poveikis mūsų upėm yra svarbiausias. Ir kaip be būtų liūdna, maždaug apie 60% Lietuvos upių dar nėra pasiekusios tos geros ekologinės būklės. Na, ta kryptim norisi sakyti, kad judame, tačiau ne visuose sektoriuose tai pavyksta padaryti. Na, nemaža dalis upių, upelių šiai dienai yra suariamos metras iki vagos, net nepaliekant to reikalaujamo atstumo. Tai natūralu, kad ir tarša, trubiai tariant, trąšos, kuriomis papildomas laukas, didinant dirvos derlingumą, tos trąšos turi atvirą kelią patekti tiesiai į upę. Ir čia nereikia net lietaus, tiesiog natūrali infiltracija ir jos jau vandenyje, ten, kur jos neturėtų būti. Turbūt nuolatinis viešas tas monitoringas, stebėjimas, kaip keičiasi tos ekosistemos, leistų mum, na, galbūt neužkardyti, bet laiku pastebėti vykstančius blogus procesus ir ieškoti priemonių juos stabdyti. Nes jeigu tie stebėjimai daromi periodiškai, praleidame neigiamą poveikį, kuris gali būti labai lėtas ir toks akumuliuojantis, po truputį kaupiantis taršą, darantis neigiamą poveikį, tai po 5 metų gali būti, kad problemą ištaisyti bus vėlu. Čia panašiai kaip su žmogum. Jeigu turime besikemšančias kraujagyslės, staigiai jas pastebėję, problemą galbūt išspręsime vaistais. Jeigu palauksim 5 metus, infarktas, insultas bus pabaiga. Tai tas pats bus ir su upėmis. Pavėlavęs spręs jų problemas, jų ištaisyti taip lengvai nebegalėsime. Viena iš privataus verslo iniciatyvų buvo Neries tyrimai Vilniaus mieste ir turbūt norėtųsi man sakyti, kad būtent tos iniciatyvos dėka surinkti duomenys buvo viešinami kiek įmanoma plačiau. Važiavome per mokyklas, pasakojame vaikams, kokią nuostabią upę turim Vilniaus mieste, informavome visas atsakingas institucijas, kokių stebuklų čia Vilniaus mieste turime, kiek daug saugomų rūšių, kokios geros buveinės ir panašiai. Ir nepraėjus nei porai metų kilo iniciatyva išgilinti nerį, pakeisti ją. Ir aš manau, kad būtent tai, kad visuomenė buvo labai plačiai informuota, kokia upė yra nuostabi ir kaip staiga radikaliai norime ją keisti, ir lėmė tą staigų atsaką. Ir tą nepasitenkinimą, kad kažkas bandys sunaikinti turtą, kurį mes čia visi jau turime. Tai ta iniciatyva, man atrodo, labai graži. Ir ta visuomenės informavimo, švietėjiška veikla, ji tikrai kaip reta davė savo atsaką čia ir dabar ir ten, kur reikia. Man labai džiugu, kad Nemunas 2.0 iniciatyva susikūrė tam, kad kurti atvirą monitoringo tinklą. Tai yra tai, ką aš norėčiau, jog kažkada darytų valstybė, kol kas darys privatus sektorius savo lėšomis. Na, bet turbūt nėra taip svarbu, kokiomis lėšomis tai bus daroma. Svarbiausia pati iniciatyva ir noras padaryti esminį pokytį mūsų aplinkoje. Tai yra, kad duomenys, kurie renkami periodiškai ar neperiodiškai iš vienos ar kitos ekosistemos, kuo plačiau pasiektų visuomenę. Kad tai būtų ne tik švietėjiška, informacinė tokia programa, siekiant pateikti duomenys turimus, bet tuo pačiu tai ir kelias užkardyti visas problemas, kurios po truputį gali kilti. Tai atvira monitoringo sistema, kurios duomenys bus visiškai vieši, tai yra pagrindinė Nemuno iniciatyvos dalis. Upė yra visos mūsų supančios aplinkos dalis. Ne tik kaip vandens šaltinis aplink ją ar jos erdvėje augantiem medžiam, augalam ar panašiai, tai yra traukos šaltinis ir visiems gyvūnam, bet tuo pačiu, ką labiausiai noriu pasakyti, ta upių reikšmė yra didžiulė. Iš tiesų, Nemuno baseinas, na, bendrai prasme, ta upės dalis, iš kur upė surenka visą vandenį į savo
į savo vagą, į savo sistemą. Tai Nemuno baseinas Lietuvoje užima maždaug 90% teritorijos. Tai bandydami sakyti, kad vienos ar kitos upės užterštumas nedaro įtakos, na tikrai būsime neteisūs. Lygiai taip pat klysime sakydami, kad aš gyvenu prie mažo upelio ir Nemuno reikšmė man yra nulinė. Tikrai ne. Na, kiekvienas mūsų tiesiogiai veikiame upes ir tos upės veikia mus. Visuomet sakau, kad pradžiai pažinkite tą aplinką, kurioje gyvenate. Norėdami jai nekenkti, turite bent jau minimaliai žinoti, kas ji yra. Nes natūralu, kad net ir ne iš blogos valios mes norėsime prieiti arčiau paukščių lizdo, nubaidydami ten perinčius paukščius, išgąsdindami kažkokį lauginį gyvūną ar bandydami paliesti jo jauniklius. Na, lygiai tas pats yra su upė. Jeigu nežinosime, kas toje upėje gyvena, kaip jį teka, kokia jos esmė, prasmė ir panašiai, tai tikrai turėsime daug galimybių net nenorėdami pakenkti. Tai man atrodo, kad pažinkime tą aplinką, kurioje gyvename, tas upes, žinokime, kiek daug jos mums duoda dalykų, kurių galbūt nepastebim paprastą dieną.